Vieną kartą man teko tam kambaryje pabūti, vadinosi Raudonas kampelis. Ir aš tarybiniais laikais, jeigu tu šoki, tai skaityk, tau blogai su galva. Tai labai keistai apie mane galvoja, sako, kad reiko viešai rodyti, nes irgi norėjo sutramdyti šitą šokį. Yra toksai. Tyliai ateina, ramiai Staiga. ir pranyksta. Tikrai kaip ir sapno.